Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas signatarų namuose pristatė vertybinių nuostatų deklaraciją, kuri siekia suburti ir vienyti geros valios žmones, bei priminti sąjūdžio iškeltas vertybės ir idealus. Sąjūdžio klubo nariams kelia nerimą tai, kad per pastaruosius 2 mūsų nepriklausomos valstybės gyvavimo dešimtmečius daugelis sąjūdžio puoselėtų vertybių virto tik tuščiomis deklaracijomis, o vis daugiau šalies piliečių jaučia abejingumą, nusivylimą ir nepasitikėjimą valstybę ir savo pačių ateitimi joje. Vertybinių nuostatų deklaracija buvo paskelbta vasario 9-ąją. Tai plebiscito diena, kai prieš 18 metų Lietuvos žmonės visuotinėje apklausoje vieningai pasisakė už nepriklausomą valstybę. Aš manau, kad mes esam nederamai užmiršę šitą dieną. Vasario 9-ąją po 91 metų sausio įvykių visi laukiame pripažinimo, Lietuvos pripažinimo. Tai tęsiasi nuo 90-ųjų kovo 11-osios. Ir štai išgirdome aišku signalą ir ženklą. Čia aukščiausioji taryba paskelbė kovo 11-ąją. Tai buvo iš vakarų ženklas. O kaip vis tik tauta? O tauta tada tarė taip, kaip dar ne vieną kartą visos Lietuvos istorijoje nebuvo tarusi tokio žodžio. Tai juk tuomet iš tiesų buvo toksai lemiamas balsas turėjo nuskambėti, nepriklausomybė paskelbta, tačiau daug visokio neaiškumo rytuose ir vakaruose ir laukiama paskutinio žodžio, kurio jau nebūtų galima kaip nors negirdėti, ignoruoti. Ir ta žodis nuskambėjo per plebiscitą ir buvo pasakyta aiškiai, kad taip, už nepriklausomybę. Sutelkti šių žmonių energiją ir kūrybinės galias kuriamajam valstybės darbui yra svarbiausias ir neatidėliotinas nūdienos uždavinys. Plebiscito minėjime pristatyta vertybinių nuostatų deklaracija tai nuoširdus sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo kvietimas prisiminti užmirštas vertybės ir pradėti aktyviai veikti tautos ir valstybės labui. Tas dokumentas buvo brandintas visų mūsų ir širdimis, ir visa visuma, ir mes tikrai dėkingi Vytautui Radžvilai, kuris sudėjo visą tai kaip vieną vientisą tekstą. Mes supratome vieną, kad taip tyliai sėdėti ir ramiai žiūrėti, kas toliau darosi, kai mes patys žadinom tautą ir kėlėm ją ir sakėm tiesos žodį. Ir tikrai manau, kad dauguma jautėm atsakomybę už tą tiesos žodį. Šiandien tylėti ir nieko nesakyti, tai, mandagiai pasakius, patys savęs nesuprastumėm. Visuomenė gali apskritai nusiristi iki būklės, kurią sociologai vadina anomija. Tai yra, kuomet išnyksta bet kokie idealai, normos ir vertybės ir tada tokia visuomenė žlunga. Manau, kad Lietuva vis dėlto šitokios grėsmės išvengia. Lietuvos didžioji problema yra ta, kad buvo, yra ir tvirtai tikiu ateityje bus daugybė žmonių, kurie iš tiesų suvokia tuos pamatinius dalykus, kuriuos mes mėginame priminti ir ginti. Ši deklaracija, kurioje daug kartų paminėtas žodis, kuris maniau jau tik žodynos yra sąvoka sąžinė, kurio daug kas jau ir nežino, tikrai man tiesiog leidžia tikėtis, kad mes būsim ne tik elektoratas, mokesčių mokėtojai, bet kad mes būsim ir žmonės, kad vis dėlto mes būsim vertinami ir kursim dvasinę infrastruktūrą, tai yra mano profesija kaip režisieriaus, žmogaus ryšys su žmogumis, kad mes gal vis dėlto žiūrėsim į akis vienas kitam ir kad mes vis dėlto, būdami aukščiausiuose sluoksniuose, tie, kur yra valstybės, kalbės ne tik nuo ryto iki vakaro ir per naktį apie krizę ir biudžeto deficitą, bet ir apie tėvynės meilę, apie piliečių solidarumą, apie bendruomenę. Vertybinių nuostatų deklaracija nebe pirmas svarbus sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pareiškimas. Klubo nariai labai kritiškai vertino dabartinę situaciją mūsų valstybėje ir siekia atkreipti dėmesį į opiausias problemas. Didėjantį atotrūkį tarp valdžios ir visuomenės, ekstremalią energetikos būklę, skubotai parengtą švietimo ir mokslo reformą. Lyginant sąjūdžio laikus ir mūsų viešai tariamą žodį ir lyginant dabartinius politikų veiksmus, tai manau, kad
trūksta esminio dalyko - atsakomybės jausmo. Nekalbu apie interesus, ten kažkas dėl kažko daro, dėl kažkokių asmeninių, grupinių interesų ar panašiai. Iš vis, jeigu norima bent kažkokią rimtą reformą įgyvendinti, kaip dabartinė vyriausybė ir valdančioji koalicija pabandė padaryti, tai nė viena rimta reforma nebus įgyvendinta neturint žmonių palaikymo. Toji 20 metų rusenusi sisteminė krizė dabar prasiveržė su tokia jėga ir įgijo tokią mastą, kad ji darosi paprasčiausiai pavojinga tautai ir valstybei. Kitaip tariant, mes pasiekėme ribą arba slenkstį, kai reikia ryžtingai apsispręsti. Arba jį peržengti, pradėti gyventi kitaip ir daugelį dalykų perstatyti ant sveiko ir tvirto pamato, arba paprasčiausiai žūti. Jeigu nuleisim rankas ir pradėsim sakyti, kad mes nieko negalim. Tai atsiminkit lietuvių liaudies pasaką, kaip buvo Kiškiui patarta, kai jis ėjo skandintis, ką jis turi padaryti, kad avelės išsigastų. Tai taip ir čia, mes galim kiekvienas, mes galim labai daug. Jeigu ne viską gali tuo momentu padaryti, laikykim nors tą kryptį, kurios reikia mūsų visuomeniai. Ir tai jau bus labai daug. Klubo nariai įsitikinę, Lietuvoje yra labai daug patriotiškai ir pilietiškai mąstančių žmonių, kuriems rūpi tautos ir valstybės ateitis. Todėl Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo nariai siekia sutelkti šių žmonių energiją ir kūrybinės galias kuriamajam valstybės darbui. Sąjūdis, aš nemanau, kad tai yra istorinė savoka. Man sąjūdis yra gyvas, aš pamačiau čia tos žmonės garbingus, kurie man buvo autoritetas nuo jaunystės ir dabar esu su jais kartu, klausau jų žodžius, skaitau tekstus. Ir aš manau, kad daugybė Lietuvos žmonių tai yra gyvas procesas. Ne tie žodžiai ekvilibristikos politikų, ekonomistų, įvaizdžių kūrėjų apgaulingi, o tikri žodžiai iš akių į akį, iš širdies į širdį, kurie vis dėlto visada leidžia išgyventi ir tikėti, kad ryt bus geriau negu šiandien. Manyčiau, kad mūsų šitas atgimimo potencialas yra iš tikrųjų milžiniškas. Tik reikia šitą atgimimą daryti labai protingai, apgalvotai. Jokių būdų negalima leisti, kad iš tikrųjų teisėtas ir pagrįstas žmonių nepasitenkinimas virstų akla ir destruktyvia neapykanta viskam, nes istorija ir apskritai daugybės šalių patirtis parodo, kad vien piktais ir įtūžusiais, nemokančiais kurti žmonėmis labai greitai pasinaudoja tie, kurie jos tokius, tai yra nuskriaustus, padarė, ir tokie pakilimai baigėsi dar didesnėmis blogybėmis. Jeigu yra gera valia, tada reiškia yra ir diskusija, ir per tą diskusiją atrandamas kelias. Svarbu jis būtų geranoriškas, o čia yra principai, kuriais remiantis taptumėm bendražygiais. Ir mes kviečiame visus.